priimtiniausias būtų varžovas? Ar prancūzai, kuriuos jau nugalėjom, ar ispanai, kuriuos norėtųsi nugalėti? Nežinau. Manau, tiek tie yra labai gera komanda ir, žinot, ispanais dar nežaidėm, prancūzus nugalėjom, galim sakyti, jie parankesni, bet gal ispanus dar lengviau nugalėti. Žinot, čia negali žinot, o gal pralošė pačių prancūzų, taip kad mes padarėm viską, nuėjom iki finalo, kas ten ateis, to ir lauksim. Šiandien žaidė rinktinė be įtampos ar taip pat bus ir finale? Manau, kad taip, žinot, didžiausia buvo įtampa pradžioj, įsivažiuoti ir tas toksai ketvirtfinalio barjeras, žinot, pralošė į kitą pusę. Dabar visi šiek tiek atsiskleidė iš vidaus, nes yra šiek tiek atsipalaidavimas, kad tas duoda didelį postą. Kas padėjo toliau tęsti puolimą, kai Klyzano spurtas jo baigėsi ir paskui Mantas Jonas įsijungė vienas po kito, kas pasikeitė? Žinot, pradžioj Linas tempė, paskui pradėjo Dengas, jis pradėjo kitiem numetinėti kamuolį, atsivėrė kitiem galimybės. Manau, tuom ir yra gera komanda. Linas nėra tas, kuris laužė specialiai, metė kažkokių padėčių, sportingas žaidėjas. Pradžioj padarė taškus, paskui davė kitiem atlaisvimą. Nieko nesitiko. Ar jis džiaugiasi? Ne.